kvėpavimą, į santykius, į emocinę, nu ir taip toliau. Todėl vėl pasikartojanti mintis nėra tik mintis. Jo, pavyzdžiui, turit kažkokią skaudžią temą ir vis vat pagalvojat, kai pasidaro sunku ir taip toliau, ir vat ją kartoja tą temą. Jo, tai tas signalas tampa modeliu. Jo, modelis tampa įpročiu, įprotis tampa tapatybė, tapatybė pradeda formuoti tavo biologiją, tavo sprendimus, jo, tavo laikyseną, tavo energetiką ir galiausiai gyvenimo trajektoriją. Jo. Ir tada žmonės sako, tokie mano genai, toks jau gyvenimas, taip jau įvyko, taip jau, žinai. Tačiau vėl labai daug kas šiandien, ką vadiname likimu, iš tiesų yra epigenetika, nervų sistemos adaptacija, prisitaikymas jo, kas dar, įkūnyti modeliai, jo, įkūnyta tai, ką matėme, kai buvom vaikai, ir pasikartojantis vidiniai signalai. Tai vėl, tai nereiškia, kad magiškai gali parašyti su viena mintim ir viskas. Ne, tačiau tai reiškia kažką labai svarbaus ir gilaus mums. Žmogus nėra toks fiksuotas, kaip ilgą laiką tikėjome. Vadinasi, jeigu aš dabar nuo šiandieną pradedu kartot kitokią mintį, jo, tada pas mane viskas keičiasi. Taigi, kūnas mokosi, sistema pastoviai adaptuojasi, sąmonė treniruojasi ir pasąmonė, sąmoningumas arba plečiasi, jo, arba jisai giliau fragmentuojasi, traukiasi, ką tu nuolat sakai savo, kokią istoriją nuolat kartoji aplinkiniams irgi, kokią emocinę būseną treniruoji pastoviai, kokį signalą tavo sistema gauna kasdien iš tavęs, ne iš aplinkinio pasaulio, iš tavęs, iš tavo vidaus, kaip tu reaguoji į aplinkybės, jo. Tai vat vėl, nes tavo kartojimas, ar tai minties, ar tai emocijos,